Pristatome Jums pirmąją portalo norvegijožinios.com informacinę laidą. Čia ne tik aktuali pastarųjų savaičių informacija, bet ir nuostabios vedėjos bei profesionalai už kadro. Akumuliatorių kontrabanda. NRK praneša apie sulaikytus 4 lietuvius gabenusius virš 1,5 tonos senų akumuliatorių. Sausio 26 vakare Olme miestelyje Švedijoje sustabdytas sunkvežimis, kuriame rasti 79 naudoti automobilių akumuliatoriai. Mes nežinome, iš kur jie gavo akumuliatorius, bet tikėtina, kad lietuviai juos susirinko Norvegijoje, sakė policijos šefas Bjarne Andersson. Policija mano, kad akumuliatoriai skirti pardavimui Lietuvoje. Nežinoma, ar akumuliatoriai yra pavogti ar kitaip įsigyti. Tad kol policija aiškinasi detalės, 4 lietuvių sulaikyti ir kol kas jiems pateikti kaltinimai dėl nesaugaus pavojingų atliekų gabenimo. Reikalingų transportavimo dokumentų akumuliatoriams lietuviai neturėjo. Norvegijos kriminalinė policija apie lietuvių keliamas problemas. Norvegijos lietuvių bendryje susitiko su Norvegijos kriminalinės policijos atstovais, strategijos ir analizės skyriaus vadovė Trine Nyland ir tyrėjais, dirbančiais su užsieniečių organizuotų nusikalstamų. Susitikimo metu buvo kalbama apie lietuvių integraciją į Norvegijos visuomenę, apie tai, kodėl susiformuoja lietuviškos marginalinės aplinkos, kokie būdai padėtų integruoti lietuvius, supažindinti juos su Norvegijos vertybėmis ir skleisti teisingą informaciją. Buvo kalbama apie lietuvių ir norvegų kultūrinius skirtumus, smurto šeimoje paplitimą ir kitas problemas, su kuriomis susiduria imigrantai. Žudikas skundžiasi šalta kava. Sviesto trūkumas ir atšalusi kava, tokiais kankinimo metodais skundžiasi visiems žinomas žudikas Breivikas. Ultradešiniųjų pažiūrų ekstremistas Andersas Breivikas, atliekantis 21 metų laisvės atėmimo bausmę dėl 77 žmonių nužudymo per dvigubą išpuolį. Numanomas tokių sąlygų motyvas yra kerštas ir mėginimas privesti jį prie savižudybės, sukuriant nepakeliamas kalinimo sąlygas, aiškino Breiviko advokatas. Tik neprivarykite į kelnes. Pietų Norvegijoje ėmė trūkti sauskelnių. Jei išgraibsite paskutinės sauskelnes, turiu omenyje viską, ką turėjome lentynose. Žmonės susikrauna sauskelnes į savo automobilius ir vežasi namo, ten, kur jie susižeria gražaus pelno, sakė prekybos tinklo Rema 1000 regioninis direktorius Terje Ragnar Hansson. Jie nevagia ir nedaro jokio nusikaltimo, bet tai didžiulė problema. Žmonės nieko nepalieka mūsų nuolatiniams pirkėjams, skundėsi jis. Kai kurie iš jų buvo stabdyti vežantį sauskelnių net už 50 000 kronų, o tai maždaug 80 000 sauskelnių. Tokie žmonės daugiausia atvyksta iš Lenkijos ir Lietuvos. Manyti, kad jie priklauso nusikalstamoms gaujams, neturime jokio pagrindo, pažymėjo jis. Naujienos iš Britanijos. Natalija sakė, aš nesiruošiu dirbti kaip šuo dėl minimalios algos. 33 metų emigrantė iš Lietuvos Natalija Belova, tapusi vieniša motina, įgijo teisę gauti daugiau nei 1000 svarų per mėnesį. Pinigus jis skiria dizainerio drabužiams, mėgavimasi Ispanijos saulę ir žinoma naktiniams klubams. Norvegijos žinių skaitytoja Dalia savo komentare po straipsnių sustatė viską į savo vietas. Sėdėtų subinę suspaudusi ir džiaugtųsi. Atidarė rusaitė mat savo burną. Laisvalaikio naujienos. Norvego laikraštis Øst-Avis rašo apie lietuvių žvejus po ledinės žūklės entuziastus. Nepaisant neįtin aktyvaus gyvenimo po ledu, ant ledo atmosfera gera. Net ir spaudžiant šaltukui po ledinės žūklės mėgėjai ant ledo Bjørnefjorden renkasi jų nuo ankstyvo ryto dar neišaušus. Žurnalistė rašo, jog 6 bendražygiai šildosi butelaičių degtinėlės bei truputį pasiruošę griliai šviežiai sugautai žuviai kepti. Po lediniai žūklei tai reikia tik ledo grąžto, žieminės meškerės su masalais, šiltų drabužių ir geros kantrybės, pasakojo istorijos herojai. Įranga paprasčiausia atsigabenti rogėmis. Jose taip pat turėtų būti ir termosios kavos, arbatos su užkandžiais, dalyjosi patarimai žvejai. Norvegijoje savo turą baigė negęstanti pop dainininkė Džordana Butkutė. Kviečiame visus pasižiūrėti jos video iš koncerto Bergene.
Su mumis bendradarbiauja Rogalando bei Pietų Norvegijos lietuvių bendrijos. Rogalando lietuvių bendrija organizuoja 2 vasario 16 dienos minėjimus. Vienas jų skirtas aktyviems žmonėms vyks Sirdal 13 val. Kitas, skirtas šeimoms, vyks 11 val. Malmheim mokykloje. Pietų Norvegijos lietuvių bendrija organizuoja puikias lietuviškas užgavėnes su dovanomis geriausioms kaukiams. Vyks žirgų lenktynės ir gaidžių peštynės, lašininio kapituliacija ir kanapinio inauguracija. Šventės vietą galite rasti apsilankę mūsų tinklalapyje norvegijožinios.com, o mes tuo tarpu kviečiame ir kitas Norvegijos lietuvių bendruomenės bendradarbiauti. Dabar tiek žinių. Iki susitikimo kitais kartais. Skaitykite bei dalinkitės naujienomis tinklalapyje norvegijožinios.com, mūsų Facebook profilyje ir YouTube paskyroje.